šitą šeštadienį gal pašnekėkim apie bedančių žandikaulių protezavimą. Man atrodo, tai būtų ir aktuali tema, nes yra labai daug reklamos to pavadinimu. Paskutiniu laiku mane netgi pradėjo kažkiek tai asocijuoti su visai nelabai gerais dalykais, sakykim, tokiais linksmesniais. Nu, pavyzdžiui, yra išėjusi reklama, kad ilgesni geresni. Pavyzdžiui. Rimtai? Taip. Anksčiau būdavo, atsimenu, trumpesni geresni. Ir ten. Jo, tai čia pagal reklamų rūšis. Jo, ir klausyk šitą, ir čia yra apie odontologiją, čia iš tikrųjų šnekant. Aš kaip suprantu, čia mes be nuskausminimo šnekėsim. Čia tiesiai, kažkaip tai. Nu ką darys? Ką darys? Bet žmonėm reikėtų paaiškinti iš tikrųjų, kas tai yra tie ir... Aš turbūt gal reikėtų nuo to pradėti, žinai, kaip istoriškai atsirado tas viskas ant kažkiek tai implanto, ne? Nu viskas. Nu taip, jeigu trumpai. Pradžia tai ten buvo ant 4 implantų ir iš tikrųjų jis atsirado kaip ekonominis variantas. Portugalijoje Palomalo pasiėmęs, sakykime, tą idėją, kad galima implantus ne tik tiesiai, bet ir skersai, biškutai palenktai sukti, padarė metodiką, kad išnaudojant likusi kaulo, įsiriegus 4 implantus, ant jo gali uždėti, reiškia, proteziuką ir tai būtų toks, na, greitas, ekonomiškas būdas, išnaudojant tik savo kaulą, be didesnių kaulo priauginimų, brangių ir panašiai, masiai pacientų atstatyti kramtymo funkciją. Tai tokia buvo pati pradžia to, viskas ant 4 ar viskas ant kažkiek tai implantų. Bet jinai kažkaip per ilgą laiką ta metodika šiek tiek iškrypo. Jinai labai komercializavosi stipriai ir šiandienai, sakykime, po originalia metodika tas, kas slepiasi, netgi tie, kurie dirba pagal originalią metodiką, labai dažnai nesusimasto, kad Palomalo sakė, kad šita metodika, viskas ant 4, jinai funkcionuoja tik tada, kai pacientas iš tikrųjų neturi labai tokios stiprios kramtymo funkcijos. Jinai funkcionuoja tik tada, kai yra pakankamai geras kaulas, kai yra pakankamai geros, reiškia, išeitiniai duomenys yra geri. Ir kai mes neturim atstatyti, sakykime, konsolę, atstatyti labai daug dantų. Ten, kur yra siaurina. Ir iš tiesų pats Palomalo sako, kad, na, jeigu įmanoma, geriau 6 implantai, ne 4. Kai kuriais atvejais, jeigu ten pacientas intensyviai kramto, neturi labai stiprų raumenų įsitempimą kramtomųjų, kartais galbūt net ir 8 implantai yra geriau. Tai ta individualizacija tos metodikos, jinai turi būti ir netgi išradėjo, taip sakant, irgi yra rekomendacija, kad tą reikėtų daryti. Tu, man atrodo, esi buvęs pas Palomalo? Aš esu buvęs pas jį kursuose ir šiaip yra tekę ir per kongresus su juo bendrauti. Tai ta pati žinutė yra lygiai ta pati, kad niekas nėra pasakęs, kad viena metodika yra išgydomas kiekvienas pacientas. Ta metodika tai yra iš tiesų, tai yra mažiausias implantų kiekis, nors dabar galima ir su 3 implantais tokį pusiau pritvirtinamą, pusiau išimamą, reiškia, proteziuką padaryti, bet 4 implantai tai yra pats mažiausias kiekis, su kuriuo galima atstatyti viso žandikaulio dantis. Tačiau tik tada, kai tu turi prieš tai pasidaręs gerą diagnostiką. Tai yra pasižiūrėjęs, ar yra pakankamai kaulo, ar pacientas nėra bruksistas prieš tai buvęs, kaip pas jį su kramtomąja sistema viskas atrodo. Na ir įsivertinus tos visus faktorius, iš tikrųjų tik tada nuspręsti, ar jisai yra tinkamas kandidatas šitai metodikai ar ne. Ar galim sakyti, kad tai yra šypsena per 24 valandas? Čia vėl yra toksai, man atrodo, žinai, tas parduodamasis šūkis per 24 valandas. Na, gal jeigu visą darbą sudėsi daktaro, kuris yra investuojamas į to, reiškia, padarimą, tai taip, 24 valandas ir išeina, bet jos nėra viename, taip sakant, viena po kitos. Nes pacientas turi ateiti apžiūrai,
pacientas turi ateiti paruošiamiesiam darbam, pacientas tada ateina operacijai, pacientas ateina primatavimam po operacijos, tada atitinkamai laikinų dantų uždėjimai, tada sugyja implantai, po 6 mėnesių yra dedamas pastovus protezas, tai ten dar yra apsilankymų. Nu, tai jeigu nuo iki suskaičiuosi, kiek jisai valandų praleis ant kėdės, tai gal ir gausis 24 valandas. Tai nėra taip, kad aš ateisiu ir gausiu po 24 valandų tą protezą, kuriuo džiaugsiuosi tą likusį gyvenimą. Na, žinai, kaip ten yra, kur pigiai, greitai, kokybiškai. Pasirinkit vieną iš jų. Tai nu, niekada nebūna viskas, taip sakant, kartu. Tai ir patikimai ten dar atrodo, ar ne? Tai kažkoks tai būna, vis tiek kažkurio tai iš jų trūksta. Tai jeigu tu turi tą greitį, tai pacientas atėjo, tu užmetė akį ir galvoji, na, okei, čia ganėtinai geras kandidatas šitam reikalui. Bet tu nedarai jokio išankstinio planavimo. Tu nei modelių kažkokių pasidarai, nei pasižiūri, kaip ten tas sąkandis, nei dar kažkas. Tiesiog pašalini dantis, susuki implantus, atiduodi į dantų technikų laboratoriją, kad padarytų laikiną protezą ir jau kažką tai dantų technikas turi gaminti. Reikia greit daryti, nes gali pabėgti pas kitą, į kitą kabinetą. Tikrai taip. Ja. Tikrai taip. Tai todėl labai dažnai, jeigu nėra planavimo prieš tai, yra daug valandų technikų laboratorijoje po to, ir dar daugiau valandų pataisimam po to, nes tai, kas yra padaryta, tiesiog nefunkcionuoja, nes tu kažko tai nepastebėjai, kažko tai nedarei. Ar tai visą laiką yra naudojama tam, kad nereikėtų, sakykime, kaulo priauginimo? Žinai, nes tokia reklama paprastai būna. Mes jums susuksim tos 4 implantus, todėl, kad jums tada nereikės jokio kaulo priauginimo. Ar tai yra teisinga? Na, kiekvienas pacientas yra individualus, tai reiškia pasakyti, kad aš visiems galiu susukti 4 implantus be kaulo priauginimo ir ant jų atstatyti viską, nu tai nebūtų teisinga. Aišku, tu gali, sakykime, skruostakaulinius, ilguosius skruostakaulinius implantus susukti ir ant jų, sakykime, 4 tokių implantų pakabinti viso žandikaulio dantis, jeigu visiškai žandikaulio nebėra likę. Tai čia tie, kur ilgesni geresni? Čia tie, kur ilgesni geresni, tai iš tiesų turbūt. Aš tai dar girdėjau, kad ir nosies kaulas suka. Ja? Tai yra ten visokių, sakykime, tų implantų, dabar prie tų metodikų prigalvota, ten tik tai tas pats šriubas, kitos konfiguracijos, kitoje vietoje. Bet reikėtų pastebėti, kad, sakykime, skruostakaulinis implantas, jis niekada nebuvo sugalvotas sukti tais atvejais, kai nėra, reiškia, pakankamai žandikaulio kaulas. Jis buvo sugalvotas dar pačio profesoriaus Branemarko, tai yra to žmogus, kuris sugalvojo dentalinius implantus ir jisai juos sukūrė tam, kad atkurti kramtymo funkciją pacientam, kuriem pusė žandikaulio, visas žandikaulis dėl vėžio ar dėl kažkokios tai kitos priežasties pašalintas ir kad ant jo būtų galima fiksuoti obturatorių, tai yra plokštelę uždarančią tą ertmę link nosies, ar ne, kad į nosį nebėgtų, taip sakant, tas visas maistas, o kad galėtų pacientas maitintis tokiu būdu. Tai tam jie buvo sukurti ir nekam kitam, o mes šiai dienai žinom, kad jie su savim atsineša labai masę komplikacijų ir netgi, sakykime, viskas ant kažkiek tai implantų, tai tas dalykas irgi turi nemažą komplikacijų kiekį po dabar kaip tik mūsų docentė Aušra Ramanauskaitė Frankfurto universitete dirbanti periodontologė padariusi didelį tyrimą, pasižiūrėjo, kiek po 5 metų ir po 10 metų, kiek mes turim perimplantito pas viskas ant kažkiek tai implanto, ar ne? Tai buvo pastebėta, kad kas 5 implantas turi uždegimą aplinkui. Tai jeigu tu turi 6 implantus ir tau 1 implantas išėjo iš rikiuotės, yra vienas dalykas. Jeigu 4 implantai ir tau 1 išėjo, tai kai kuriais atvejais gali būti, kad tau reikės perimplantuoti ir dėti naują protezą ir panašiai. Tai reiškia, kad netarnauja visą gyvenimą tie? Nu, kas tarnauja visą gyvenimą? Jeigu tu nueisi pas ortopedą, ar ne, ir tau reikia keisti klubo sąnarį, tai ortopedas tau sakys 10 metų, jisai turėtų ganėtinai gerai funkcionuoti, po 10 metų greičiausiai teks dėti naują kelio klubo sąnario implantą, jį reikės pasikeisti, jisai susidėvi. Bet odontologai yra tie, kurie turi, sakykime, tokį honorą, kurie sako, viską, ką aš padarysiu, funkcionuos visą gyvenimą. Taip nėra. Nu, turint omeny, kad tai yra tokiem daugiau pagyvenusiam žmonėm,
Tai gal, kaip sakant, jie ir sulauks. Tai žinai, žiūrint kokia šalyje, žiūrint kokia, pas mus čia Kokia Lietuvoje gyvenimo tas trukmė. gyvenimo trukmė vidutinė nėra tokia labai ilga. Jeigu Japonijoje, tai jau tada Japonija ne, jau būtų, Japonijoje jo. būtų nelabai. Tai Nežiūrint į tai yra iš tikrųjų svarbu atstatyti kramtymo funkciją, nes kadangi apie japonus pradėjom šnekėti, yra labai faini tyrimai padaryta, kad su kiekvienu prarastu dantim, ypač galiniai dantų srity, mažėja kognityvinė funkcija. Nes kuo mažiau reiškia yra stimulacijos ateinančios iš žandikaulio kaulo, nes per kaulų, sakykime, eina matyti kažkokie tai Man trūksta 2 dantų, jo. Tai todėl svarbu iš tikrųjų atstatyti tą kramtymo funkciją ir jie tikrai didelį tyrimą yra padarę ir išimami protezai, sakykime. Jie taip nestimuliuoja kaulo, kaip kaulė esantis įdėti, sakykime, implantai ir ant implantų uždėti vainikėliai, ar tuo labiau nuosavi Tai dantys. tie, kurie reiškia šitą be implantų ir nešioja plokštelės arba iš viso nieko nenešioja, tai praktiškai jau turėtų sirgti Alzheimerio, ar kaip? Čia kalba buvo ne apie Alzheimerio, bet daugiau apie senatvinę demenciją, tokį seniliškumą, tos visus dalykus, kad tiesiog jų kognityvinė funkcija, jinai yra suprastėję, jie vis tiek tą pasaulį nebe taip supranta aplinkui ir viskai, jie nebeina su laiku. Jeigu pažiūrėsi Japonijoje, sakykime, tikrai yra daug tų pagyvenusių žmonių ir jie iš tikrųjų pilnavertį gyvenimą gyvena ir tas jie dar yra naudingi visuomeniai, jie kažkiek tai užsiima savo darbę ir panašiai. Ir aš manau, kad ir gera odontologija iš tikrųjų su to susijusi. Ar iš tikrųjų tas metodas yra pigiau kaip atskiri implantai, ar tai yra ne visada? Nes dažnai rekomenduoja, dar yra gerų dantų, tai yra gerų, tai kurie pilnai funkcionuotų, tai reiškia, bet jos rekomenduoja ištraukti vien todėl, kad galėtų sudėti tą viską ant 4, arba ten viską ant 6 ir taip toliau. Mano akyse tas dalykas, tų sveikų dantų šalinimas vis dėlto yra nusikaltimas. Kiekvienas nuosavas dantis, jisai turėtų būti saugomas, tik tai klausimas, kai kuriais atvejais, sakykime, lieka ten 1 ar 2 nuosavi dantis ir jeigu tu jų nepašalinsi, tai tada tau staiga prisireikia įsriegti ten 8 implantus ar ten 7 tam, kad atstatyti tą kramtymo funkciją. Ir tai yra jau 2 kiekis implantų. Tada reikėtų juos protezuoti tiltais ant implantų. Vėlgi ten, sakykime, segmentiškai pažiūrėjus 3-4 tiltai, jie kainuos brangiau negu 1 pilnos pasagos protezas. Ir viskas dėja pas mus Lietuvoje atsiremia į kainą. Ir ne vien tik tai Lietuvoje, bet iš tiesų turbūt taip pasakyti, kad geriau daugiau implantų ar geriau mažiau implantų negali, bet klausimas visą laiką yra, kiek yra prarasta kaulo. Jeigu yra kaulo prarasta labai mažai, tai tada atstatyti kiekvieną dantį atskirai implantų galbūt yra geriau, bet jeigu yra likę nuo savų dantų, tai tuos likusius dantis atstatyti implantais yra geriau. Bet kokiu atveju savus dantis saugoti reikia, nes bet kuris dantis, nuosavas dantis, jis vis tiek bus geresnis negu bet koks implantas. Bet šiaip reikėtų, sakykime, vis tiek paaiškinti ir suprasti, kad ta reklama, kur yra daroma ir kad mes jums susuksim zigomatinius implantus, mes jums susuksim ten ilgesnius, mes ten mūsų jie trumpesni, ten tie implantai, kurie ir storesni, kurie jie, sakykime, reikia mažiau kaulo jiem ten ir taip toliau. Tai kiekvienas tas atvejis gal ir yra tinkamas, bet kažkuriam tai atvejui, sakykime, nėra taip, kad čia yra panacėja. Čia, žinai, vokiečiai turi gerą posakį, sako, jeigu tu turi tik tai vinį ir plaktuką, tai tu viską spręsi tik su vinim ir plaktuku. Tai čia toksai dalykas dažnai ir yra daromas. Nepamirškim, kad pas mus yra daug tinklinės odontologijos, kad pas mus yra daug įmonių, kurios, sakykime, pardavinėja implantus, kurios įtakoja tam tikrą prasme, sakykime, tai, ką klinicistas daro, kabutėse, ką jisai parduoda. Todėl labai dažnai klinicistas, tai yra tiek chirurgas, tiek procesistas, kuris konsultuoja, jisai, aišku, matydamas tam tikrą atvejį, jisai pačioj pradžioj pacientui
nereklamuos, siūlys tą atvejį, tuo labiau, kad pacientas ateina jau iš reklamos prisiklausęs, kad nu vat man reikia šito ir taip sakant, jeigu tu man to neduosi, aš išeisiu pas kitą. Ir dažnai dėl ir finansinės motyvacijos ir viską kolegos galbūt ne visiškai korektiškai tuos dalykus ir sprendžia viską su tuo turimu vinim ir plaktuku, o ne individualiai parenka tai, kas pacientui tiktų. Tai rezultatas iš tikrųjų priklausytų nuo to, kas daro, koks chirurgas, taip, ką jisai, kokią turi patirtį, kaip jisai suplanuoja, kokius implantus susuka ten. Tiesa, implantų turi firma kažkokią tai reikšmę, sakykime, implantų ilgaamžiškumui. Turi. Iš tiesų tiek gydytojas ir jo patirtis turi įtakos, tiek planavimas turi labai didelį įtaką. Tai yra, ar tą dalyką pasižiūrėjo tik tai chirurgas, kuris gyvenime neprotezavęs, ar galbūt chirurgas kartu su protezuotoju, ar galbūt dar ir dantų technologas įtrauktas į visą šitą procesą būtų, kas būtų idealu, suplanuota, į kur mes eisim. Bet viskas galutiniam variante vis dėlto atsiremia ir į finansinės paciento galimybės. Tik tai neturėtų būti vienintelis gydymą nulemiantis faktorius. Vienas iš faktorių taip, bet ne vienintelis. Ir kartais mes negalime padaryti kiekvieno laimingų, bet mūsų užduotis yra iš tikrųjų suteikti mediciniškai korektišką sprendimą kiekvienam esančiam atveju. Turbūt taip. Tai aš manau, kad mes tuom ir baigsim šiandieną ir kažką tai pagalvosim kitą kartą dar.